Sveiki, čia Virgis motociklų mokykla LT. Šį kartą aš esu Yamatech salone, kuris prekiauja Yamaha motociklais, motorinėmis valtimis. Tai buvęs Army servisas, kuris dabar pakeitęs pavadinimą, ir gavau tokį žurnalą iš Vokietijos. Vartydamas jį radau naujieną Yamahos. Tai Yamaha MT-09 motociklas. Užsukau netyčia į šį saloną, žiūriu, toks pats stovi, jau pardavime. Tai yra Street klasės motociklas, kuris man kažkaip krito į akį dėl to, kad tai yra 3 cilindrų. Aš kažkada buvau turėjęs Triumphą Daytona 675. Tai irgi iš karto sudomino, kad toks artimas ir stantui ir toks pats kaip motociklas labai smagus. Pasižiūrėjęs techninės charakteristikas irgi labai taip dar labiau susidomėjau, kad tai turėtų būti skanus daiktas. Ir ką? Ir anksčiau kažkaip irgi į Yamaha motociklus žiūrėdavau kažkiek, gal kryvokai, nes realiai buvo vertingesni du modeliai, tai Yamaha R1 ir 6. Street klasės motociklai, tai tas Fazeris FZ1 1000, FZ600, irgi tokie jau daugelį metų nelabai yra atnaujinami, tapę tokie kaip dinozaurai. O čia kažkokia naujiena, tai ką, galima prisėsti. Iš karto vartydamas žurnalą, skaitinėdamas, taip iš karto atkreipiau dėmesį, kad pas jį toks pilnas svoris deklaruojamas yra 193 kg. Tai čia, kaip motociklo, nėra daug. Tada sausas svoris turėtų būti 30 kg kažkur mažiau, nes taip pagal standartų skaičiuojama, tai jo svoris sausas, kuris kažkaip, neradau niekur, koks jis yra, tai turėtų būti 160 kažkiek. Tai va, atsisėdus ant jo, tas ir jaučiasi, kad jisai toks lengvutis. Kas labai patiko, tai kad šitoje vietoje, kelių vietoje yra labai siaura. Sėdėsina irgi, visas plaukiantis, minkštas. Šakės kažkiek reguliuojamos, nes viršuje yra spyruoklės įtempimas. Spyruoklės įtempimas, viena šakė reguliuojama ir jos kietumas. Galinis amortizatorius reguliuojama tik tai spyruoklė. Jo. Šis variklis yra 3 cilindrų, tai jisai yra ypatingas tuo, kad pas jį 3 cilindrai ir kakliukai švaistiklių yra išdėstyti 120 laipsnių kampu. Tai reiškia, kad jie dirba taip, to lygiai, vienas, kitas, trečias. Ir tai užtikrina labai gerą sukimo momentą nuo pažemų apsukų. Toks, kai aš važinėjau su Triumphu, bandžiau 3 triplą, kuris yra, variklis bent savo konstrukcija yra identiškas šitam Yamahos, tai patiko tuo, kad važiuojant, praktiškai stojant vietoje, duodant gazo pirmą powerą, motociklas šoka į orą. Tai to aš nebuvau jautęs su jokių motociklų, net ten su litriniais Superbike klasės motociklais. Tai va. Kas dar yra, kadangi tai naujas modelis, pas jį irgi jau yra prikišta elektronikos, yra ABS-as, aišku, yra opcija ir be ABS-o, kur yra kažkiek pigesnė. Yra 3 variklio režimai, tos vadinamos modės, kurios irgi su dešiniu nykščiu pasireguliuoja. Tai yra tokia kaip jos pasireiškia tuo, kad keičia kompiuterio tuos vadinamus žemėlapius, mapus ir didina arba mažina galingumą. Štai taip atrodo jo prietaisų skydelis. Čia su dešinė ranka persijunginė taip vadinami režimai. Yra A, B standartas. Tai irgi
A ir B režimai yra apribojo galingumą. Standartas yra standartas, tai motociklas be jokio apribojimo. Panelė rodo pavarą, čia aišku, pavaros yra 6, greitis, tachometras viršui, kuro lygis, tripas, rida, laikrodis, čia yra skystų kristalų panelė, tai klausimas toks, kai, tarkim, jeigu saulė tau šviečia į nugarą, kaip bus įskaitomumas. Jo galingumas yra 120 arklio jėgų, netgi 121 arklio jėga, beveik nepilnai prie 10 000 apsisukimų. Sukimo momentas 95 Nm prie 8 000 apsisukimų. Tai čia palyginus su savo keturcilindriais eilė varikliniais broliais, tai tokie gan skanų skaičiai. Ką pats sėdėjimas? Ką galiu pasakyti? Smagus, vairas geras. Irgi tas big baras vadinamas, tai yra storas vairas, spidometrų panelė irgi taip nieko netrukdo. Pats variklis irgi nėra įsikišęs. Pasitiktas toks garsas turėtų būti. Aš aišku, jo dar nekūriu, bet turėtų būti toks su zyzimu, nes tricilindris variklis yra su balansiniu velinu, kuris sukdamas jis duoda tokį zyziantį garsą. Tai yra variklio garsas, tas natūralus variklio ir dar zyziantis garsas balansinio velino. Ką, rėmas aliuminis pas jį, irgi yra priekį laikančioji dalis, eina į galą, čia kartu susijungia tada su varikliu ir galinė šakė irgi eina į tą rėmą, tai toks jisai kaip kokpitinis gaunasi. Galinė šakė irgi aliuminė, gan dailiai padaryta. Stabdžiai yra priekį radialiniai, irgi labai gerai. Tik tai čia kažkoks suportas dar advijos. Dar kol kas neteko su jų susidurti, nes būdavo arba tokiko, arba nesenai. Kas dar, aišku, čia yra ABS davikliai, ratlankiai yra tokie jau nebe 3 stipinų, o tokie daugia stipiniai, kurie tokie atrodo grakščiau lengviau. Taip, kas čia dar? Duslintuvas standartinis, jisai toks bakelis yra apačioje gan griozdiškas, bet čia mačiau lentynoje yra ir tininginis Akropovič duslintuvas, kuris keičiasi. Aišku, už atitinkamą pinigų sumą. Tai irgi toks kaip Tado blindos pistoleto galas, kuris kartu galima jį išimti, kad garsiai rėktų. Baisiai tuščio vidurius, bet ten yra toks gale slopintuvas, vadinamas silenceris. Šis gal daugiau reikalingas technikiniams apžiūroms, kur matuojamas garso lygis. Tai va, jisai turbūt ir yra, turbūt, bet yra ir lengvesnis už originalą. Ir estetiškiau atrodo gražiau. Aišku, garsas, kas yra svarbiausia, yra skanesnis. Taigi, žiūrint iš vartotojo pusės, tai toks motociklas, į kurį žiūrint aš nematau kažko blogo. Aišku, galbūt pas jį nėra tokie aštrūs bruožai, kaip pas tą naują Kawasaki Z1000 arba Z800. Nėra to tokio firminio bruožo kaip pas Triumphas, kad priekį 2 lempos. Bet manau, kad čia yra pats vartotojas gali susikurti daiktą kokį jisai nori. Dar toks kaip galbūt čia minusas, kad yra sėdynės. Sėdynės nėra to vadinamo laiptelio, didesnio šiek tiek. Tai smarkiai akceleruojant toks užpakalis lieka kaip ir be tramos, bet nežinau. Čia Hebra šiaip leido užkurt. Taip. Čia
Kas čia dabar jungta? Taip. O. Oi. Taip, garsas tai grinai kaip tricilindrio variklio, toks, nu, kaip sakyčiau, nes anksčiau lygindavau viską pagal triumfą, tai irgi yra kaip triumfą, su tuo, o, prakvipo, su tuo tokiu zyzinimu, bet toks jo garsas. Aišku, jisai dabar yra, tas variklio garsas prigesintas, dėka variklio bakelio išmetimo dujų. Uždėjus Akropovičių, išėmus silencerį, jisai turėtų papiktėti tas garsas. Gaila, kad dabar žiemą negaliu išlėkti į gatvę. Būtų įdomu pasibandyti, kaip jisai realiai lekia, bet, nu, svoris, bazė yra jo 1440 mm, tai jisai šiek tiek ilgesnis už savo konkurentą Triumfą Street Triplą. Bakas irgi patogus toks, jisai netrukdo kartu, kažkiek negalima ir atsigulti. Ką daugiau galiu pasakyti? Daugiau pasakyti galima tik su juo išliekus, bet... O išliek dabar gaila nėra galimybių. Galinė dalis motociklo tai yra stabdžių diskas 245 mm, toks palyginus didokas, nes pas sportinius motociklus eina 220 mm, nu, bet kadangi tai streetas, tai normalu. Ratas irgi gražus su daug stipinų planų. Galinis toks ūsis ilgas, čia pagal reikalavimus, kad būtų nepasislėpęs už galinio rato, būtų išlindęs kažkiek gale. Irgi išeina iš prie rėmo tvirtinas galinis rėmelis, vamsdeliais. Toks motociklas komponentinis, matosi iš komponentų padaryta. Pakojai atrodo masyvūs, tvirti, irgi įdomiai prisitvirtina. Tepalo lygio langelis, kuris paskui kuriuos Yamaha motociklus būdavo paslėptas ir tik tai tepalo matuoklį reikėtų atraukti, kaip pas automobilį VAZ 21061. Kaip pats motociklas atrodo iš priekio, jisai vienas priekinis žibintas, mažasis stikliukas. Beje, šitas motociklas dalyvavo Mama Music apdovanojimuose. Ten, kaip mačiau, ant ožiukų buvo pastatytas ir kažkokie bičai rodė savo sugebėjimus dainavimo. Erdvė po sėdynė nėra didelė. Čia kažkokiem daiktam įsidėti yra tokia vieta. Bet pats sėdynės priėmimas atidarimo toks įdomus irgi paslėpta po tokiu dangteliu. Atsidaro. Galinis žibintas toks atrodo kaip iš visiškai kito motociklo pritaikytas. Toks man kaip stento mėgėjai toks pats galas jis iš karto prašosi, kad pridėti 12 valandų tą vadinamą barą kloką ir ką, lėkti ant galinio rato.